Marčiau, kokį talentą? Ką aš čia galiu? Pradėjau užsiminėti sodininkystę. Tiesiog kažkaip užsinorėjau auginti kažką. Juozas šiaip labai užmotivavo baigštys, tai salotas, pomidorus, paprikas auginti. Lankiau pramoginius šokius 8 metus prieš atletiką. Bet jeigu ne atletika, tai manau, kad dar šokčiau. Vaikystėje esu šokus baletą ir grojus pianinu ir dainavus chore. Mėgstu ir pavalgyti, ir skaniai pagaminti, tai ir paeksperimentuoti. Tad mano virtuvėje galima rasti viską. Kai turiu laisvo laiko stovyklas ir panašiai, tai dirbu su programavimu. Tai manau, jeigu nesportuočiau, tai dirbčiau prie įvairių internetinių projektų. Esu labai geras žvejys. Praėjusį savaitgalį lydeka buvo gana didelė. Labai mėgstu gyvūnus, ypač kates labai mėgstu, tai visur, kur einam, jeigu būna katinas, tai reikia man jį išmūčyti. Šiaip labai patinka gal keliauti. Buvom kelioniai Italijoje prieš porą metų su Edžiu, tai teko visą nuo viršaus iki apačios išnašyti, tai kol kas labiausiai prisiminė. Gamtoj, turim ūkį, tai ūkyje daug laiko praleidžiam su šeima. Tai va tas laisvalaikis toksai kartu ir kažką naudingo padarai ir gerą nuotaiką. Aš ir gyvenu už miesto, man miestas nėra reikalingas. Į miestą nuvažiuoju tik tai pasportuoti ir vaikus į mokyklą nuvežti.